Tinklinė marketinge niekas neuždirba. Nori pagaliau sužinoti visą tiesą apie tinklinį marketingą, kas iš tiesų ten uždirba. Uždirba tas, kuris įkūrė tinklinio marketingo kompaniją. Ir uždirba didžiausias lyderis. Arba keli lyderiai. Tačiau nereiškia, kad vieną kartą tapęs lyderiu, dabar jo liksi visam gyvenimui. Vieną dieną gali ateiti naujas komandos narys, kuris nuraus stogą ir taps tuo didžiausiu lyderiu. Lyderių procentaliai gali tapti tik 4 procentai visoje kompanijoje esančių žmonių. Ir net visiškai žalias, nieko nenutuokintis apie tinklinį marketingą gali tapti lyderiu per kelis mėnesius. Tačiau dauguma atėję tik užsiregistruoja, pabando ir nieko nebedaro. Ir tada jie gali garsiai rėkti, kad tinklinė marketingė niekas neuždirba. Kaip ir bet kokioje srityje, vadovai uždirba daug. Kiek Lietuvoje yra vadovų? Ar labai didelis procentas, ar daugiau yra vidutinį atlyginimą gaunančių žmonių? Taigi, jeigu žmogus bus ambicingas, bet kokioje srityje, jis kiekvieną dieną dės pastangas į savo darbą, jis pasieks vadovo poziciją. Nesvarbu, ar tai tinklinė marketingė, ar kitoj srity, tu gali tapti vadovu. Viskas šiame gyvenime yra įmanoma, jeigu tu turi užsidegimą ir to sieki.